Pasakiški Nemuno Vingio vaizdai, ramybė, puodelis žolelių arbatos ant stogo esančioje terasoje, rytais pažadinantis paukščių čiulbesys, pušyno ošimas ir kokybiškos, būtent jums parinktos gydomosios procedūros. Visą tai rasite Birštono kurorte įsikūrusioje Eglės sanatorijoje. Šis naujas gyvenamasis ir gydymo kompleksas skirtas žmonėms, kurie aktyviai gyvena, keliauja, daug dirba, tačiau vertina savo sveikatą ir kokybišką poilsį. Eglės sanatorija Birštone yra įkurta remiantis 40 metų Eglės sanatorijos Druskininkuose patirtimi, derinant natūralius gydomuosius veiksnius ir naujausias technologijas, modernę medicininę įrangą. Natūralūs gydomieji veiksniai tai įvairios mineralizacijos mineralinis vanduo, išgaunamas iš privačių gręžinių, taip pat gydomasis purvas, šviesa, šiluma, grynas oras, išpuoselėta aplinka ir sanatorija supanti nuostabi gamta. Eglės sanatorija Birštone puikiai tinka ir reabilitacijai po sunkių ligų ar traumų. Čia dirba įvairių sričių gydytojai ir specialistai. Visus jos sieja du dalykai – profesionalumas ir bendras tikslas gydymo procesą paversti malonumu. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, kardiologai, dietologai, pulmonologai, dermatovenerologai, psichologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai įsigilins į jūsų poreikius. Sudarys individualią reabilitacijos ar sveikatinimo programą ir patars, kaip elgtis, kad galėtumėte džiaugtis gera sveikata. Jei atvykstate ilgesniam laikui, galite rinktis įvairias gydytojų sudarytas programas. Vienos padeda sulieknėti, kitos atkurti organizmo jėgas ar įveikti stresą. Jūsų viešnagė prasidės registratūroje. Čia jūs maloniai sutiks registratorės, gausite elektroninį kambario raktą kortelę, sužinosite visą reikalingą informaciją. Kai įsikursite kambaryje, jūsų lauks gydytojo konsultacija. Jos metu su gydytoju aptarsite savo sveikatos būklę ir lūkesčius. Bus parinktos tinkamiausios procedūros. Eglės sanatorijoje Birštone teikiama per 100 procedūrų ir paslaugų. Čia galėsite pasimėgauti gydomaisiais masažais, gydomosiomis mankštomis vandenyje, salėje ar gryname ore, gydomojo durpinio ir baltojo purvo aplikacijomis, kineziterapija, fizioterapija, psichoterapija, organizmo stiprinimui rekomenduojamais vaistažolių ir deguonies kokteiliais, inhaliacijomis ir įvairiomis kitomis procedūromis. Ypatingo dėmesio vertos ir sanatorijos gydomosios mineralinio vandens vonios. Taikant gydymą mineralinio vandens voniomis, organizmą veikia ne tik biologiškai aktyvūs elementai ir kitos sudėtinės vandens dalys, labai svarbus gydomasis veiksnys yra šiluma. Per procedūrą į organizmą patenka net 1,5 karto didesnis šilumos kiekis, negu gulint tos pačios temperatūros gėlo vandens vonioje. Dėl to suaktyvėja kraujotaka paviršinėse odos kraujagyslėse. Gydomąjį poveikį sustiprina ir pučiamas į vandenį oras, kurio temperatūra yra 20 laipsnių. Tuo tarpu vonios temperatūra yra 36-38 laipsniai ir susidaręs temperatūrų skirtumas, kurio žmogus nejaučia, turi treniruojantį poveikį kraujagyslėms, kuris persiduoda refleksiškai į vidaus organus ir centrinę nervų sistemą. Jei kenčiate nuo nemigos streso, rekomenduojama mineralinė perlinė ar sūkurinė vonia. Tūkstančiai oro burbuliukų švelniai masažuoja kūną, atpalaiduoja raumenis, gerina kraujotaką, padeda atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir nusiraminti. O mineralinis vanduo teigiamai veikia imuninę sistemą. Mažina skausmą, uždegimus, skatina gijimą, veikia raminamai. Labai naudinga ir maloni procedūra angliarūgštės vonia. Jos metu vanduo prisotinamas mažais angliarūgštės burbuliukais, kurie padengia visą kūną ir aplečiamos smulkiosios kraujagyslės, organizmas gauna daugiau deguonies. Procedūra naudinga sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, besiskundžiantiems aukštų kraujospūdžių esant kraujotakos sutrikimams galūnėse bei įvairiems medžiagų apykaitos susirgimams. Jei jūsų raumenys įsitempia, sergate sąnarių stuburo ligomis ar esate neseniai patyręs traumą, rekomenduojamas povandeninis masažas. Jo metu gerėja kraujo ir limfos apytaka, medžiagų apykaita, atsipalaiduoja raumenys, malšinami raumenų skausmai, didėja stuburo ir sąnarių paslankumas, pastebimai pagerėja savijauta. Eglės sanatorija siūlo ir dar vieną unikalų gydymo būdą – purvo aplikacijas bei vonias. Baltasis gydomasis purvas – tai organinės kilmės esamų ar buvusių gėlavandenių ežerų dumblas. Aplikacijoms naudojamas baltasis gydomasis purvas, prisotintas mineralinio vandens iš nuosavų sanatorijos gręžinių. Jo gydomosios savybės vertinamos dėl itin gerų šiluminių rodiklių.
jame esančių organinių, biologiškai veiklių medžiagų bei mikroelementų. Procedūros metu veikiama oda, spartėja odos ląstelių atsinaujinimas, taip pat gerėja kraujotaka, deguonies įsisavinimas, aktyvinama medžiagų apykaita, iš organizmo šalinami toksinai, mažinami uždegiminiai ir lėtinami senėjimo procesai. Purvas gali būti papildytas aromaterapiniais eteriniais aliejais. Kiek kitomis gydomosiomis savybėmis pasižymi durpinis gydomasis purvas, kasamas Eglės sanatorijai priklausančiame durpyne. Durpės – tai ilgai trunkančio augalinių organizmų irimo produktas. Nustatyta, kad gydomojo durpinio purvo vonios bei aplikacijos, veikdamos per odos mechaninius, šiluminius ir kitus receptorius, sukelia sudėtingas refleksinės reakcijas. Kalbant paprasčiau, odoje atsipalaiduojančios biologiškai aktyvios medžiagos sukelia teigiamą visų organizmo sistemų reakciją. Gerėja audinių ir organų kraujotaka, deguonies įsisavinimas, rimsta uždegiminiai procesai, mažėja skausmai. Norintiesiems sustiprinti kūną, patobulinti kūno linijas, sumažinti skausmus ar raumenų įtampą, padės sanatorijos kineziterapeutai ir masažuotojai. Gydomasis masažas skiriasi nuo spa tuo, jog žmogus šiuo atveju gauna ne vien tik malonumą kaip spa procedūrose, bet ir gydymą. Šis masažas padeda atpalaiduoti raumenis, pagerina mūsų kraujotaką, sumažina skausmą, stiprina imunitetą bei gerina savijautą. Po procedūrų rekomenduojama pailsėti. Tai padaryti galite Eglės sanatorijos biuvetėje. Čia paskanausite šilto bei šalto mineralinio vandens gintaras, išgauto iš nuosavo sanatorijos gręžinio ir pailsėsite patogiuose krėsluose. Būtinai apsilankykite ir prie pat sanatorijos parke esančiame naujame ir vieninteliame Lietuvoje mineralinio vandens garinimo bokšte Druskupis. Čia ne tik labai gražu, bokštas veikia kaip sveikatinanti inhaliacija po atviru dangumi. Grūdina organizmą mineralų prisodrintų jūrinio efekto oru. Mineralinis vanduo naudojamas ir Eglės sanatorijos baseinų ir pirčių komplekse. Čia galite pasimėgauti 3 skirtingais gėlo ir mineralinio vandens baseinais, su įrengtomis povandeninėmis masažinėmis srovėmis, sūkurinėmis bei vertikaliomis voniomis. Vaikams įrengtas specialus atskiras baseinas. Pirčių zona nudžiugins bet kokios pirties mėgėjus. Pasilepinkite įvairių temperatūrų garinėse, infraraudonųjų spindulių pirtyse. Išbandykite saunas, Himalajų druskos pirtį, hamamą bei ledo kambarį. Šioje vandens oazėje galima ne tik pramogauti, bet ir atstatyti sveikatą. Gydytojai patars, ką geriau rinktis – gydomoją mankštą vandenyje ar vieną efektyviausių procedūrų gydant stuburo ligas ir jų komplikacijas – vertikaliasias vonias, ar abi procedūras. Vertikali vonia – tai gydomoji mankšta giliame mineralinio vandens baseine. Ši procedūra apjungia mineralinio vandens ir kineziterapijos gydomąjį poveikį raumenų, raiščių, kaulų bei sąnarių sutrikusioms funkcijoms atstatyti. Dėl raumenų atsipalaidavimo ir dalinio nesvarumo būsenos visi pratimai atliekami lengviau, be skausmo. Gydomoji mankšta vertikaliuose voniose stiprina raumenis, raiščius, didina stuburo paslankumą, judesiai tampa laisvesni, mažiau skausmingi. Sportuoti kviečiame ir į kineziterapijos salę, kurioje vyksta gydomosios grupinės mankštos. Galite rinktis gydomąją mankštą skirtą kenčiantiesiems stuburo ir sąnarių skausmus ar intensyvesnę treniruotę. Mankštos metu atliekami pratimai lavinantis raumenų jėgą, ištvermę, lankstumą, pusiausvyrą bei koordinaciją, taip pat gerėja širdies ir kraujagyslių sistemos veikla. Sportuoti galite ir Eglės sanatorijos treniruoklių salėje, kur taisyklingai atlikti pratimus padeda kineziterapeutai. Jei jaučiate juosmens, kaklo, pečių ar kitų raumenų skausmus, jums gali padėti Eglės sanatorijoje Birštone taikomas pažangus gydymo metodas Neurak. Taip vadinama neuroraumeninė aktyvacija naudojant RedCord įrangą. Tai aktyvus gydymo metodas, kurio metu atliekami laisvo kybojimo pratimai. Be skausmo ir nemalonių pojūčių šios treniruotės padės pašalinti ar sumažinti varginančius kaklo, stuburo, juosmens sąnarių skausmus, sugrąžinti sumažėjusią judesių amplitudę, atkurti raumenų jėgą, lavinti koordinaciją. Sanatorijoje vyksta individualios ir grupinės mankštos su RedCord įranga, prižiūrint patyrusiems kineziterapeutams. Neurak metodą rekomenduoju tiems žmonėms, kurie turi lėtinį nugaros skausmą, ypatingai juosmeninės stuburo dalies, kaklinės stuburo dalies, taip pat tiems, kurie norėtų sustiprinti savo raumenis, padidinti judesių amplitudę, lankstumą ar tiesiog pasijusti darbingesniais.
Neurak metodas yra ypatingas tuo, jog daugelį žmonių pakanka vos vienos procedūros, kad jie pajustų teigiamą ir didelį efektą. Jei norėsite išbandyti Neurak procedūrą ar individualias mankštas, būtinai užsirašykite asmeniniai kineziterapeuto konsultacijai, kurios metu bus įvertinta jūsų funkcinė būklė ir sudarytas gydymo planas. Pritaikius modernius ir efektyvius kineziterapijos metodus, tokius kaip sąnarių mobilizacija, raumenų elektrinė stimuliacija atliekant judesį, gydymas naudojant Redcord įrangą, kinezioateipavimas, savijauta pagerės jau pirmojo apsilankymo metu. Sanatorijoje atliekamos ir fizioterapinės procedūros. Gydymas daugiafunkcinėmis elektros srovėmis, magnetiniu lauku, ultragarsu, šviesa, mikrobangomis, ultraaukštų dažniu. Taip pat atliekama lazerio terapija, smūginės bangos terapija, limfodrenažinis ir vakuuminis masažas. Viena unikaliausių procedūrų, paremta naujomis technologijomis, yra haloterapija. Tai nemedikamentinis gydymas, dirbtinai sukuriant druskų kasyklų mikroklimatą su pastovia temperatūra ir pastoviu oro drėgnumu. Į patalpą pučiamas sausas natrio chlorido, tai yra druskos aerozolis. Druskos dalelės tokios mažos, kad pasiekia ne tik viršutinius, bet ir apatinius kvėpavimo takus. Taip pat lengvai nusėda ant odos paviršiaus. Kvėpuojant tokiu oru, kvėpavimo takų gleivinė tampa atsparesnė aplinkos dirgikliams. Sumažėja bronchų gleivinės uždegimas, palengvėja kosulys, pagerėja atsikosėjimas. Kvėpavimo takai apsaugomi nuo infekcijų. Ši procedūra teigiamai veikia ir bendrą žmogaus savijautą. Sustiprėja imunitetas bakteriniai ir virusiniai infekcijai. Sanatorijoje taip pat įkurti 2 negyvosios jūros klimato kambariai, kuriuose sukuriamas šios jūros mikroklimatas. Patalpa pripildoma smulkių sausų rūkų iš negyvosios jūros druskos tirpalo bei neigiamais jonais ir deguonimi. Neigiami jonai pagreitina deguonės pernešimą iš plaučių į kraują. Negyvosios jūros klimato sistemos padedamas, deguonis patenka į organizmą ir per odą. Ši procedūra taikoma profilaktiškai, taip pat gydo kvėpavimo takų, odos, širdies ir kraujagyslių susirgimus, teigiamai veikia nervų sistemą, stiprina imunitetą. Jei norite atsipalaiduoti, atgauti dvasios ramybę, sustiprinti organizmą, rekomenduojame išbandyti įvairias relaksacijos procedūras. Relaksacija veikia žmogų kompleksiškai, balansuoja organų veiklą, stiprina imunitetą, ramina mintis ir jausmus. Todėl jinai gali žmogui padėti įvairiose gyvenimo situacijose. Na, o mūsų sanatorijoje galima pasinaudoti daugybę relaksacinių procedūrų. Tai yra tūkstantmečių tradicija siekiančia aromatų terapija, gydomuoju ir stiprinančiuoju druskų poveikiu, audiovizualinė relaksacija, kurioje tarsi meno kūriniais galima gerėtis nuostabiais peizažais, raminančia muzika. Binauralinė relaksacija tai yra naujovė ne tik Lietuvoje, tai yra naujovė visame vakarų pasaulyje. Ja mes taipogi turime. Šios relaksacijos metu yra naudojamas skirtingų garso dažnių efektas. Šio efekto žmogaus sąmonė nefiksuoja, žmogus to nesuvokia, o poveikio spektras yra labai efektyvus ir labai platus. Yra duomenų, kad binauralinė relaksacija gali net padidinti intelekto koeficientą. Įvairios relaksacinės procedūros ligoniui gali sušvelninti ligos simptomus, paprastai taip ir būna, o sveikam žmogui sustiprinti darbingumo energiją. Todėl, kaip sakė vienas išminčius, ilsėkis, kol nepavargai. Na, o jeigu susidūrėme su liga, tuomet relaksaciją turėtume vertinti ir taikyti kaip labai efektyvią gydymosi ir atsistatymo priemonę. Eglės sanatorijos kompleksas turtingas ir poilsio erdvėmis. Maloniai pabendrausite užsukę į sveikatos barą. Čia ne tik pailsėsite po procedūrų, bet ir būsite pamaloninti itin skaniais desertais, kvapnia kava, arbata ar šviežiais spaustomis sultimis. O gal vakarą praleisite saulės terasoje ant stogo, džiaugdamiesi ramybę nuostabių gamtos vaizdų apsuptyje, nepakartojami Nemuno peizažai ir malonioje aplinkoje praleistas laikas nuteiks poilsiui. Jūsų laisvalaikiui Eglės sanatorija siūlo įvairių pramogų. Grožėdamiesi gėlynais, galite pasivaikščioti prie Nemuno, išbandyti dviračių takus, pažaisti biliardą ar šachmatais, pavartyti įvairius leidinius, apsilankyti bibliotekoje, išsinuomoti šiaurietiško vaikščiojimo lazdas, dalyvauti pramoginiuose renginiuose kino ir koncertų salėje, šokių vakaruose, ekskursijose su gidu po kurortą ir kitas lankytinas Lietuvos vietas,
bei pasimėgauti spa procedūromis, skirtomis grožiui ir atsipalaidavimui. Rekomenduojame išbandyti ir unikalų gintaro spa, kuriame nuo senų laikų žinomos gintaro sveikatos stiprinimo savybės derinamos su šiuolaikiniais mokslo pasiekimais. Gintaro spa įrengtas gintaro pirčių kompleksas, masažo kabinetai ir meditacinė poilsio erdvė, kurioje galite pasimėgauti gintaro vandeniu. Čia atliekami spa ritualai. Apsilankysite gintarų inkrustuotuose infraraudonųjų spindulių bei garinėje pirtyse, cirkuliacinio dušo procedūroje. Pasimėgausite unikaliu viso kūno masažu su gintariniu aliejumi bei gintaro dulkėmis. Naudojamos gintarų inkrustuotos masažo priemonės. Procedūra atliekama ant Baltijos jūros gintarų inkrustuoto masažinio stalo, šildomo infraraudonaisiais spinduliais. Šių spindulių veikiamas gintaras išskiria gintaro rūgštį, kuri aktyviai dalyvauja žmogaus organizmo energinės sistemos apykaitoje. Ritualas ne tik padeda atsipalaiduoti, bet ir stiprina imuninę organizmo sistemą. Tam naudojama per milijonus metų sukaupta gintaro energija. Eglės sanatorijos Birštone gintaro spa pirčių kompleksas ir procedūros 2014 metais buvo apdovanoti Lietuvos metų gaminio aukso medaliu. Jei pageidaujate pasimėgauti kitomis atpalaiduojančiomis spa procedūromis, gydyklose įrengtame spa centre jūsų laukia profesionalūs meistrai, geros emocijos ir poilsis. Mes padėsime jums pasirinkti iš plataus spa procedūrų meniu. Jūsų pasirinkimui drėkinančios, raminančios, detoksikuojamosios, jauninamosios veido procedūros, atpalaiduojantis masažai, kūno šveitimai, įvyniojimai moterims ir vyrams, bei romantiški ritualai poroms, su maudynėmis mineralinio vandens vonioje, atsipalaidavimu pirtyje ir abiem kartu atliekamais masažais. Manau, kad sveikata reikia pradėti rūpintis dar tuomet, kuomet žmogus yra sveikas, ne tuomet, kada suserga. Sanatorijoje mes stengiamės dėl kiekvieno svečio, norėdami padėti sustiprinti jo sveikatą, kad vėliau nereiktų jam didelių pinigų išleisti vaistams ir gydymui. Mūsų tikslas ne tik pagerinti atvykusių svečių savijautą, bet taip pat ir patį gydymo procesą paversti malonumu. Taip pat paskatinti juos pačius daugiau rūpinti savo sveikata. Mes norime, kad išvyktų svečiai ir sveikesni, ir laimingesni. Šeimoms su vaikais nemokamas vaikų kambarys su aukle, žaislais ir Xbox žaidimais skatinančiais judėti, bei lauko žaidimų aikštele. Valgykloje yra vaikiškos kėdutės, o kambariuose, jums pageidaujant, pristatomos papildomos lovos ar kūdikių lovytės. Sanatorijoje yra 500 vietų. Kambarį galima rinktis pagal savo poreikius. Yra vienviečių ir dviviečių kambarių, taip pat įrengti kambariai neįgaliesiems, o viršutiniuose aukštuose liukso klasės apartamentai. Jaukiuose ir šiuolaikiškuose kambariuose yra visi būtiniausi daiktai – televizorius, šaldytuvas, miniseifas ir kiti. Vonioje yra plaukų džiovintuvas, rankšluosčiai, visi kambariai yra su balkonais, iš kurių atsiveria nuostabūs Nemuno arba Pušyno vaizdai. Sanatorijoje veikia belaidis internetas. Pusryčiai, pietus ir vakarienė patiekiami valgykloje. Patiekalus kasdien galite pasirinkti iš plataus ir subalansuoto švediško stalo valgiaraščio. Sanatorijos korpusai sujungti tarpusavyje, tad norėdami papietauti, išgerti arbatos, apsilankyti baseinų ir pirčių komplekse ar pasinaudoti procedūromis, galėsite neišeiti į lauką. Visi pastatai pritaikyti žmonėms su fizinė negalia. Po sanatoriją įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, todėl jūsų automobilis bus saugus ir lengvai pasiekiamas. Eglės sanatorija didžiuojasi savo išpuoselėtą aplinką, didžiąją gyvų augalų sieną, fontanais ir gėlynais. Apšviesti pasivaikščiojimo takai puikiai įsikomponuoja saugiausio ir švariausio Lietuvos kurorto Birštono Nemuno pakrantėje, o miestelio centrą per kelias minutes pasieksite pėsčiomis. Eglės sanatorijoje Birštone atrasite poilsio džiaugsmą, atgausite sveikatą ir pajusite, kad gyvenimas vėl mielas.